Sveiki visi džiaugsmo detektyvo draugai. Dar viena nuostabi diena, dar viena galimybė džiaugtis gyvenimu. Iš tiesų atėjo nauji metai. Kiekvieni metai į mūsų gyvenime atneša naujų svajonių, naujų norų. Ir aš tikiu, kad jūs irgi per naujus metus, naujų metų naktį savo užrašėt kažkokią bent vieną svajonę, kurią norit šiais metais padaryti. O džiaugsmo detektyvas ir aš sveikinam jūs su tais atėjusiais naujais metais ir siunčiam pačius nuostabiausius linkėjimus ir tikėjimo savęs linkėjimus. Būtent apie tikėjimą savimi, apie tikėjimą savo svajonėmis, apie tikėjimą savo norais, apie tikėjimą galimybę būti laimingų gyvenime. Šiandien aš labai trumpai ir noriu su jumis pašnekėti. Ar jums yra pažįstamas toks jausmas, kad kartais mes tarsi labai norim pritraukti į gyvenimą džiaugsmą, laimę, tą harmoniją, tą nuostabią būseną, tačiau kažkur giliai viduje, mūsų viduje gyvena tarsi kažkoks abejojantis mumis, pavadinčiau, tipas, kuris vis šnypžda. Ar tu tikrai esi vertas laimės, ar tu tikrai gali būti laimingas? Ir iš tiesų ir psichologai šiandien yra įrodę, kad vienas iš pagrindinių barjerų būti laimingu ir vienas iš pagrindinių trukdžių būti laimingu yra tas giliai mūsų viduje esantis abejojimas, ar aš nusipelnau tokiu būti. Kas tai sąlygoja? Iš kur tokia nuomonė? Kas pasakė, kad jūs negalite būti laimingas? Ar tai pasakė jūsų draugai, ar tai pasakė jūsų mylimieji, o gal jūs pats savo pasakėte? Aš siūlau šiandien apie tai šnekant jums užduotį, kurios pagalba aš tikiu, kad jūs galite atrasti galimybę užmiršti šitą abejojantį balsą ir patikėti, kad jūs galite būti laimingi, jūs nusipelnote būti laimingi ir toks yra jūsų tikslas šioje žemėje. Kokia tai užduotis? Ji vadinasi labai paprastai – abejonių abėcėlė. Ką reikia padaryti? Reiktų išsirinkti mažiausiai 3 žmonės, kurie jums yra autoritetingi, kurių nuomonė jums yra svarbi, kurios nuomonė jūs paisote. Ir būtent, kai jūs įsirinksite tuos 3 žmonės, jūs būtinai su jais susisiekite jums priimtiniausiu būdu. Geriausia, jeigu susitiktumėte gyvai ir paklauskite tų žmonių poros klausimų. Pirmas klausimas būtų toks: kaip tu manai, kokios mano viduje yra gerosios savybės, kodėl aš tau patinku? Ir klauskite to klausimo taip aiškiai, kad tas žmogus jums galėtų pasakyti 1, 2, 3, 5, galbūt 10 apibūdinimų jūsų, 10 jūsų vardinimų, kodėl jūs patinkate tam žmogui, kokį talentą, kokį genialumą jis mato jūsų viduje. Aš tikiu, kad tie 3 žmonės jums įvardins ir panašių dalykų, ir skirtingų dalykų. Ir antras klausimas, jūs žiūrėdamas tam žmogui, kuris jūsų yra autoritetas siekis, paklauskite jo, ar aš nusipelnau tavo nuomonę būti laimingu? Ir įsirašykite atsakymą, arba užsirašykite, bet geriausiai įsirašyti. Ir iš tiesų, padarę tą užduotį, jūs giliai viduje pajausite tokį tarsi patvirtinimą: o, aš nusipelnau tikrai būti laimingu, iš kur ta abejonė, kad aš tokiu negaliu būti? O juk visi mes žinome, kad kaip mąstome, kaip galvojame, tai ir pritraukime į savo gyvenimą ir tokius žmonės, ir tokias aplinkybės ir situacijas. Taigi linkiu jums šiais metais surinkti maksimaliai įmanomą didelį kiekį patvirtinimų, kad jūs galite būti laimingu, ir kiekvieną rytą savo priminti: aš galiu būti laimingu, aš turiu būti laimingu, aš nusipelnau būti laimingu, ir prisiminti: geras, juk taip man pasakė ir tas žmogus, aš juk tikiu tų žmonių nuomonę, net jeigu kartais ir savim abejoju. Taigi kviečiu jūs daryti patvirtinimo abėcėlės praktiką. O apie dar daugiau praktikų, apie būtent laimės ir netobulumo receptą mes šnekėsime jau labai greitai, tai yra sausio 24 Vilniuje, 25 Kaune ir vasario 9 Klaipėdoje. Tai iki greito susitikimo ir nuostabios jums dienos. Neužmirškite šiandien bent kažko pasidžiaugti.